Pasaulio fotografų desantas laipinasi Lietuvos kampeliuose, pasirengęs užfiksuoti įsimintiniausius mūsų šalies gyvenimo įvykius šiomis istorinėmis akimirkomis. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžiai paminėti, foto naujienų agentūra INA organizavo tarptautinį fotoprojektą Lietuva 24 valandos. Jo metu apie 30 pasaulio ir 20 Lietuvos žymiausių fotografų 24 valandas fiksuoja įsimintiniausius mūsų šalies gyvenimo įvykius. Tiek daug ir tokių žymių pasaulio fotografų vienu metu Lietuvoje dar nebuvo susirinkę. Žymi Prancūzijos madų fotografė Fransuaza Augie važiuoja į Lietuvos pajūrį, kur paplūdimiuose pasirengusi įamžinti net persirengimo kabinas. Nuo Fransuazos Augie fotoobjektyvo nepasislėps ir Palangos. Pažadėtoji žemė, kuri mūsų visą laiką kviečia. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas. Kai savo norų turėjo būti kančiai užduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.
daugiau sužinoti apie Lietuvą. Fotoaparato objektyvas dažnai atskleidžia naujus požiūrius, sako Didžiosios Britanijos fotografas Šonas Tohigas, kuris iš Lietuvos ketina vykti dirbti į Iraką. Norvegijos fotografas Fredrikas Naumanas tikisi Lietuvoje sutikti įdomių žmonių. Norvegas sako, kad jo tikslas fotografuoti Lietuvos pasienyje, kuris nuo rytdienos taps ES siena. Čia Ramūnas Grumbinas. Grįžo nendrinė starto. Gal ir vietinė iš šito nendrino, sunku pasakyti. Tai va, eisim apžieduosim. Migracija tebesitęsia ir gali būti koks nors suomis, estas ar rusas šiaurinis, o gali būti ir lietuvis, juodkrantėtiškis.
mes vienetus rašom. Viena dešimtis mintyse. 6 kart 4. 24. Taip, tai vienas. 258. Mama 5 lysvėse pasodina po 25 pomidorų daigus. Kiek pomidorų daigų ji pasodino iš viso? 25. Some people see themselves as European and they just feel that now it's becoming official. And yet, at the same time, there is an element of some people that still have a kind of Soviet mentality, how they see things and distrust. Žinot, ir čigonų ten, ir lietuviai skirtumo nėra. Daug yra bedarbių, kaimuose irgi žmonės kenčia, nes nėra darbų. Nėra darbų ir iš ko gyventi žmonėms. O ta Europa, ką jin duos ta Europa? Jeigu viskas brangsta, ką jin duos ta Europa? Reikia tikėtis, bet tikėtis tai, mes ir gyvenam tik tai su viltim tikimės. Mūsų yra čigonų, yra labai gabių. Tikrai gali baigti ir aukštąją. Tose šalyse, Lenkijoje, Belarusijoje, žmonės dirba ir advokatais, ir juristais, ir teisėjais, ir policijoje. Galim irgi, aš irgi esu baigusi mokyklą. Lietuvių mokyklą bėgiau ir galėjau stoti ir buvo tokio problemų su medicina, norėjau stoti mediciną, manęs dėl to nepriėmė grinai dėl tautybės. Kai žmogus tolerantiškas, jisai gali praplėsti savo akiratį, įsiartinti prie kitų žmonių kultūros, prie jų religinių pažiūrų, suprasti jo vidinį pasaulį ir priimti į tokį, koks jis yra, kaip Dievo dovana. Labai svarbu iš žmogaus ne tik tai imti, bet jam kažką ir duoti. Nes kai žmogus duoda, jis irgi gauna tą liktai tokią dvasios palaimą. Nes mes tik tai kaip vartotojai esam, tik tai norim paimti, bet pasidalinti nėra ko. Tai aš liktai norėčiau, kad mano gyvenime būtų tai, kad aš dabar imu, o kad tolesniam gyvenimui aš galėčiau duoti kažkam, kam bus reikalinga. Priimti kitą žmogų kaip savo brolį. Tai yra menas tikrai žmogaus. With the borders opening, it could be another problem, being overrun by people looking for a better life, And before, people used to come to France and try to get into England. And I think probably now that Lithuania is part of the European Union, that more people will try to come here to take profit of the economic boom, which for surely will come. Reiškia, instruktažo metu vakariniai pamainai informuoti, kad 23:30 Šumsko pasienio kontrolės punkte turi būti iškabinta ES vėliava. ES dar negyvenau, bet man atrodo, gyvenimas turėtų pagerėti Lietuvoje. Turėtų daugiau būti investicijų, iš esmės ir pagalba ir iš ES šalių, kurie turtingiau gyvena negu Lietuva. Pagyvensim, pažiūrėsim, kur bus geriau, bet man atrodo, blogiau tiksliai nebus. Tik gerės gyvenimas. Valstybės sienos apsauga iš esmės nesikeičia. Tai ir įstojus į ES mes privalėsim užtikrinti valstybės sienos apsaugą, bet jau ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir visos ES. Mes galime jums parodyti, kokios pajėgos yra sutelktos valstybės sienos apsaugai. Galim nuvažiuoti į pažeidžiamiausią užkardos veikimo teritorijos vietą, kur buvo keletą pažeidimų ir mums dėja nepavyko atskleisti tos pažeidimus. Buvo pereita valstybės siena į Baltarusiją ir atgal, kur šiuo momentu vykdo tarnybą mūsų pasieniečiai. Sargybų rūšys Slapukas, tai čia reiškia slaptas stebėjimas vietovės. Tėvynėje pas mus vyksta karas, lietuvių tauta yra patyrus tą patį, ką patyrė ir čečėnų tauta, ir karo metu labai daug žmonių tampa pabėgėliais. Gavom prieglobstį Lietuvoje. Žodžiu, valstybė suteikė mums galimybę tiesiog jaustis kaip žmogui. Visi, kurie gyvena čia centre, žodžiu, laukia tiesiog karo pabaigos. Po karo pabaigos vis tiek grįžsim į tėvynę. Kaip sakant, svečiuosi gerai, bet
namie geriausia. Lauksim laiko, kol pasaulis apsispręs, kad surastų kažkokią išeitį, kad baigtųsi karas ir mes galėtumėm grįžti į tėvynę. Kol kas laukiu savo laiko, sutvarkysiu dokumentus ir kažkur po savaitės į Prancūziją važiuosiu. Mano funkcijos bus atstovauti savo tautai Strasbūre. Pasistengsiu, kad mūsų šalis irgi įstotų į NATO ir į Europos Sąjungą. O kokiu būdu, tai dar nežinau, kaip ateitis parodys. Well, it's interesting, bringing all these photographers together. I mean, some of us come from, doing sports, fashion, other kind of daily lives. Others are coming from conflicts, covering wars, disasters. I'm just back from Iraq, where I was a month and 3 weeks, and covered the killing of the 4 Americans in Fallujah. So to be here with no bombs falling and nobody trying to shoot me, it's nice. Mano profesija yra laivų inžinierius mechanikas. Čia kaip jachta yra. Suprojektuotas, padarytas mano projektas ir va plaukiu jau tiek metų. Kada tai užsiėmiau vežioti. Poilsiautojus, turistus ir taip toliau. Mano giminės, tai pusė dirbo tikrai. Ta visa. Sūnus į tas Airijoje, ten giminė, vieni Australijoje, kiti Amerikoje. Kas dabar turi pinigų, tai tam bus geriau ir ten ir dabar gerai. Kas neturi, tai... Tai visą gyvenimą savo, kad geriau bus gyventi. Jau sakė, geriau buvo gyventi. Neaišku, kam bus geriau gyventi. O ne vietus, iš kapitalizmo į socializmą gerai gyventi. Neišėjo, kol vagis nebūsi, nieko geriau gyventi. Daugiau didesnis. Aišku, jeigu jis gauna po 5000 į mėnesį, jeigu aš per metus tik tai kiek dirbu. Pensijos nesiruošiu gyventi. O ja. If I want to shoot you, I spend a long time with the people and I don't speak too much. At the beginning the people are shy and after, because it's long, the waiting is long, they have a change between the model and me, the portrait of me. Sveiki, kariai! Iš artilerijai. Čia 4 batalionas. Jau tikras kareivis. Vyras paaugęs, va žiūrėk, tuo matai. Suvyriškėjęs, o ką tau reiks? عليك يا Yra Allaho tarnas ir pranašas visai žmonijai, tebūniem taika ir Dievo palaima. Ir tebūniem palaiminta pranašo giminė, jo bendražygiai, bei jo pasiekėjai iki pat prisikėlimo ir paskutinio. I was really impressed by 2 things. The country is very clean and really it's impressive, and the people are so gentle and nice. I can say it has nothing to do with Europe, but it's different. It's different. You can see people who are really so natural, you know.
Mūsų bendruomenė Kaune nėra tokia didelė ir, reiškia, vietinių musulmonų yra, sakysim, apie 300 žmonių. Bet yra daug atvažiavusių, yra studentų iš įvairiausių šalių, yra pabėgėlių, nes mečetė yra atvira visiems besimeldžiantiems. Mes prašome Dievo pagalbos, kad mums sektųsi sveikatos ir kad nebūtų kivirčų tarp žmonių. Kad visiems būtų gerai toje bendroje žemėje. Gera diena, kodėl nepasidžiaugti? Pavasarį. Svarbu, kaip mes patys savarankiškėjame, kaip mes patys augame. Tas tautos gydymo procesas nėra lengvas socialiniuose pokyčiuose, bet po truputį turime išmokti, išeiti iš vienatvės. Reikia neužmiršti to, ką gero ir gražaus turim savo tautoje ir dalintis su kitomis tautomis. Nebijoti paimti iš kitų tautų lobyno. Yra du tokie svarbus aspektai. Pasitikėjimas ir tikėjimas yra vienas tiltas vedantis idealų. Krikščioniško kelio perspektyvoje mes, broliai, į Europos Sąjungą žiūrim kaip į kelią, kuris mus kartu suvestų, sujungtų pažinime skirtingų kultūrų, kartu vienas kito pažinime. Ir žinoma, kartu bendradarbiavimas ir noras kažko išmokti iš kitų tautų. Skaičiuokit gardines. 1, 2, Viskas man jau gana. 3, 4, 5. Man atrodo, ponkos Viskas! Tai tau tik O ką negroja tam tikrų mūsų? Nesugalvojat? Nesigalvoju. Taigi mes pavėlavom. Ai, tai niek. Nesinau. Jauniką negirdot irgi. Galima. Kinematografas, video, per laiko
gaudytojai. Laiką gaudyti yra tas pats, kas vėją gaudyti. Yra labai sunku, mes esame vėjų gaudytojai. Ir pagauti tą vėjo dvasią ir laiko dvasią yra labai sunki užduotis. Tai beveik utopija, bet stengtis reikia. Taigi pagauti, Antanai, tai pagauni, bet kada nuspaus knopkę ir bus laikas, bet tai tas menas ne visada išeina. Turi būti charakteris, turi būti nuotaika, turi būti toj nuotaikai. Aš vis dėlto ne Picasso. Gal daug gal užteks? Laikas gyvenime jis yra tikras. Kad jis toks pats tikras atsirastų objektyviai yra labai sunku. Ne taip lengva tą laiką. Tai faktiškai yra fotografijos užduotis parodyti laiką, laiko tekstą. Bet tas laikas pas mus dabar toks prieštaringas labai. Viena tikrovė pasitraukė, taip sakant, kita dar nesusiformavo. Ir ką skaityti tuo laiku, ką Lietuvoje skaityti laikų. Ar naujus supermarketus visus pastatytos, ar nuskurdintus pensininkus. Tai labai sunku kūrėjui išsirinkti objektą savo. Kad žmogus pasikeitė Lietuvoje, tai labai pasikeitė ir aš pasakyčiau, kad ne gerąją pusę. Gerai. Okay. I photographed quite a lot of stories in Scotland and in the south of England and in France. The people of Lithuania are a lot more patient and very polite. Everyone is so helpful, and it just seems everyone is hardworking. I think Lithuania is going to do very well in Europe. It deserves, after the history of the last century, maybe this is a chance just to catch up and be where Lithuania should be. Doctor was really surprising because it was so calm in there. There were many people, there were many things going on, but it was very calm, organized, very clean, very modern, much more modern than hospitals in France. Everybody was very friendly. Pas mane Lietuvoje yra 3 fermos. Šitoje fermoje laikomi tik tai veisliniai stručiai. Dar viena ferma yra, kur stručiai auginami mėsai. 12-14 mėnesių, paskui į skerdyklą ir mėsą į parduotuvės eina arba restoranas. Ir šiuo metu mane nustebina, kad neužtenka kiaušinių, nors kaina didelė, apie 90 litų. Praeitą metą mes išsiunčiam 36 didelius stručius į Arabų Emiratų. Vienas šeikas pirko iš mano fermų. Į Ukrainą
Nuvežėm 24 paukščius. Vešim į Rusiją, 2 fermos nori pirkti. Auginsim čia apie 1000 stručių mėsų, nes yra labai daug norinčių pirkti mėsą iš Vokietijos, iš Prancūzijos. Štai man tai ir geriau bus, jeigu kada mes stosim į Europos Sąjungą. Man daug paprasčiau bus pristatyti mėsą, tos pačios kiaušinius, odą, plunksnus. I tell you, feet right, feet left. Means you don't turn, Yes, but you understood. put the helicopter Yes. on the axis, so because sometimes it's not very good for me, because I sometimes the pilot don't understand. Feet right, feet left. À force de faire ce travail, je me sens très citoyen du monde. Tu vois, ce côté de frontière, c'est une chose qui maintenant, je déteste ce problème de frontières. Tu vois, on va photographier des frontières aujourd'hui, et quand tu es vu du ciel, les frontières n'existent pas. Les frontières, c'est vraiment fabriqué par l'homme, et c'est aussi l'homme qui les détruit, les frontières. Quand tu vas au nord de la France, et que tu as ces énormes cimetières militaires, avec ces milliers de gens qui sont morts pour ces frontières, et aujourd'hui, ce sont les fils de ces gens-là qui enlèvent les frontières. C'est très intéressant de penser que l'Europe, c'est un peu une petite mondialisation réussie, qu'on est en train d'abattre ces frontières qui nous font chier. Dans ce monde où on n'arrive pas à vivre ensemble, on regarde ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Tchétchénie, ce qui passe partout, eh bien l'Europe, on essaye de vivre ensemble, on est devenu peut-être un peu plus intelligent. Mais ce que je peux lui dire en tout cas, c'est que je pense que, très sincèrement, j'ai une chance inouïe de faire ce travail. Užaugęs aš būsiu krepšininkas ir žaisiu tik tai už Žalgirį, o ne už kitas šalis. Man aukti kokius... Tau ne, kai išmokėjau, tai išmokėjau. Jau dabar tik tinginys ir melagis negali gyventi. Aš grybų, uogų galiu, žuvies yra viską galima. Nežinau, kas skūdžias, bet aš nesiskūdžiu. Aš jau anksčiau nesiskūdžiau, namų pasistačiau, kas sakė. Tik dirbk ir rankas turėk, ir galvų turėk. Sekant užmiršau, kad mes rytoj būsim Europos Sąjungoje, nes šiandien yra Dostojevskio nusikaltimo ir bausmės premjera. Virpa viduj ten tas jaudulys ir visa kita, tai aš net neišskirčiau, kad virpa tik per premjerą.
virpa prieš kiekvieną spektaklį. Aš tai džiaugiuosi ir viliuosi vienu, kad galbūt padedant Europos Sąjungai, galbūt greičiau išsivaduosim nuo tų visų sovietizmų, nuo kažkokių tai prietarų, tokio, tos tarybinės naštos mąstymo, kas baisiausia. Nors matau ir didelių pavojų. Vis dėlto Europa apsėsta tokios kokakolinės, popkorninės kultūros ir tai, kad mes dar statom, sakysim, Dostojevskį, tai nelabai europietiška. Dėmesio, trečias lapas liko laisvas. Ar jūs nenorit laimėti prizo? Nupiešdami žodį Lipnika. Pasaulis man visai nerūpi. Aš ramiai savo gyvenu, kaip man nesvarbu, kaip ten yra pasaulyje. Nu da, bombas nekrenta ant galvos. Ačiū Dievui. Jeigu visi būtum geri vieni kitiem, sąžiningi, tai man rodos, kad visam pasauliu būtų labai gerai. Mes norėtum, kad būtų meilė, tvarka, kad pasauliu būtų taika visur, kad nebūtų nelaimė, o tą mes meldžiamės, į tą prašome. Vienas darbas malda. Mes minėjom 14 metų šiandien, nuo 90 kažkas va tokio. Žmonės pasidarė truputį šviesesni, linksmesni, viskas visai kitaip. Visi linksmi, daug svečių yra, labai gerai, kad daug svečių yra. Miestą puošia svečiai. Istorinė Lietuvai ir Europai diena ne fejerverkais, ne garsiais būgnais. Šiandien darbu pašlovinom tėvynę. Mes su tokia kūryba, tikėkimės, galim padėti
Europai. Aš noriu labai nuoširdžiai padėkoti. Padėkoti tiems, su kuriais 10 metų laikotarpį dirbam, ieškojom, bendravom, taikėmės ir sugebėjom pasiruošti šitam dideliam įvykiui. Aš dar kartą visus sveikinu ir visiems dėkoju. Štai šitoj aikštėj stovi kunigaikščio Gedimino paminklas. Tai jis prieš 700 metų rašė laiškus į Europą, kviesdamas Europą į Lietuvą. Šiandien mes esam pati laimingiausia karta. Lietuva sugrįžk į Europą. Šiąnakt po kelių valandų. Ačiū tau, Europą. Dėkuojam, nepasimetam, dėkuoja, labai tempia, galvytė gimsta. Dėkuojam, neseniek. Ui, viskas. Va, prašom, laikykit savo. Kas čia? Kas mergytė? Mažytė mergytė. Nu, pasakyk. Labas vakaras, nu, pasakyk. Europa? Nu tai jau... Mariau, tu... Bet jau artimiausias kelias valandas, tai dažnai. Dar nėra, dar vaikai namie veikia. Ne, močiutės? Važiavom į dačią prie upės. Mano brolis išvažiuoja į Europą. Aš jūreivis esu Lenkija, aš dirbu ant laivo virėjų. Европа. Nu, mes taip labai netikim, bet stojam į Europą, gal bus biški geriau Lietuvoje. Tiesiog, tu nori stoti į Europą? Žinok, nežinau. Man Europa, jeigu pats nepadėsi. Jeigu mes savo ir... Jeigu mes nepadėsime, nieks nepadės. Savo jėgos.
A Europa, nu, žinokit, noriu stoti. Gal bus geriau. Ne man, mano vaikams, jo vaikams. Bet nebus A Regina. gali bus. Bus. Nu, laužą šiandien kursim čia stadione, bus linksma, bus. Labai linksma. Mum labai linksma bus. Bus laužas pas mus be 20:11. Paskui bus šokas. Dabar aš savo biznį turėsiu. Aš išvažiuoju į Europą. Stosiu. Nu, bloga negali būti. Viskas gerai. Palauk, fotografuoju. Иди. Бомж, Ты бомж место! Gabija puošiam, sveika Gabija, graži. Mielas Tomai, mūsų brangus žmogaus, brangus liudininkė, generolė, visi pareigūnai, visi, kurie čia esate, kur Lietuvos išsivadavimo metu buvo pažymėta Lietuvos siena ir pripažinta tada, kai tą sieną nuspalvino Lietuvos pareigūnų kraujas. Ir tai liko neištrinamų ženklų Lietuvos atgimimo istorijoje ir valstybės atkūrimo istorijoje. O dabar mūsų valstybė tampa didžiulės ES nare ir gauna nepaprastą pareigą aptarnauti šią sieną kaip Europos sieną. Vėliavą pakelt. Pagarta.